Sveiki, jūs turbūt pastebėjote, kad gyvenam tokiais laikais, kai viskas labai greitai keičiasi ir tai, kas vakar mums labai padėjo pardavinėti ir plėsti verslą, šiandien jau dėja neveikia taip gerai, kaip norėtųsi. Ir klausimas, ką daryti. Vienas būdas tai yra dėjoti, kitas būdas kažką apkaltinti dėl savo nesėkmės, o trečias būdas tai yra sužinoti, kas yra naujo, kas yra naujausio, išmokti, adaptuoti, pritaikyti ir tapti savo rinkoje lyderiais. Ir nepergyventi dėl ateities, nes mes jau šiandien galim ruoštis šitai ateičiai. Taigi aš jūs visus kviečiu į Linčpin klubą, kas tai yra Linčpin ir kas tai yra per klubas, apie tai detaliau sužinosite aprašyme, bet iš principų tai yra tokia bendrija, kurioje susirenka žmonės, kurie labai nori šiais laikais klestėti. Nesvarbu, kokios jūs esate profesijos atstovas, galbūt jūs esate gydytojas, galbūt esate advokatas, galbūt esate verslo konsultantas, o galbūt čia turite kažkokį tai hobį ypatingą, aistrą, su kuria norėtumėt pasidalinti su artimaisiais, draugais ir pritraukti daug bendraminčių, jum labai pravers žinios, praktinės žinios apie tai, kaip šiais laikais dirba skaitmeninė rinkodara, kaip šiais laikais galima verslą paversti labai moderniu, naudojant ChatGPT, dirbtinio intelektų ir visas kitas technologijas. Jūs tiesiog privalote šiais laikais turėti savo ne vieną piltuvėlį, o piltuvėlių sistemą, kuri leistų 24 valandas per parą pardavinėti. Jūs tiesiog šiais laikais privalote pakeisti požiūrį į tai, kaip surandami klientai, kaip jie yra pririšami, kaip iš klientų padaryti fan klubą. Ir apie visą tai mes kalbėsime, praktiškai treniruosime, dalinsimės patirtimi, kurią mes gavome iš viso pasaulio. Daug laiko aš praleidžiu Amerikoje, dalyvauju įvairiuose seminaruose, dirbu su šiuolaikiškiausiom Amerikos kompanijom ir aš nutariau viso to pasidalinti su jumis ir kviečiu į klubą. Tai yra ypatinga vieta, kur šiuolaikinės technologijos susijungia kartu su entuziastingais, ambicingais žmonėmis ir mes kartu galvosime, kaip jūsų verslą padaryti nepalaužiamu, kaip išnaudoti visas krizes, visus netikėtumus, kurie mūsų laukia. Taigi Linčpin klubas tai yra ta vieta, kurioje tiesiog privalo būti elitinių verslų, elitiniai savininkai, arba freelanceriai, arba ekspertai, kurie nori galbūt sukurti savo verslą, nori daugiau laisvės, nori gyventi kur nori, važiuoti kur nori, daryti ką nori ir tuo pačiu metu matyti, kaip ateina pinigai, kaip plečiasi klientų ratas. Apie visą tai labai technologiškai, labai algoritmiškai, su checklistais, su naujausiom fiškėm mes susidursime, taikysime jūsų versle. Taigi, jeigu jūs dar nesate užsiregistravę į mūsų Linčpin klubą, labai kviečiu tai padaryti, nes kas pirmas panaudos ypatingas galias, kurias atneša mums dirbtinas intelektas, tai jūs tikrai būsite pirmieji, kas nuskins pačius saldžiausius vaisius ir jūsų verslas, kaip ir jūs patys, būtinai klestės. Taigi, ateikite į Linčpiną ir padarykite savo verslą legendiniu. Pasaulis jūsų laukia ir mes labai jūsų laukiame. Iki susitikimo.